Eterėje muzikinė informacinė laida Geras rytas. Laidoje Geras rytas, kaip ir buvau žadėjęs, dabar kalbėsiuosi su grupės Biplan vokalistu Maksu Melmanu. Sveiki, Maksai. Labas rytas, labas rytas. Tai smagu girdėti ir, sakyčiau, toks tikrai įspūdingas grupės jubiliejus. Jo, turbūt kad. Taip, vis dėlto 30 metų tai jau netoks jaunuolis, ar ne? 20 ar 16, o jau 30. Jo, mes juokais sakom, kad čia yra grupės jubiliejus ir grupės jubiliejinis koncertas Biplan 3O. Taip. Jo, bet iš esmės tai mes nelabai stipriai, tiesą sakant, bent jau aš asmeniškai nelabai kreipiu dėmesį į tas visas datas, jubiliejus ir taip toliau. Galbūt taip įsigilinus 30 metų, jo, tai iš tikrųjų, kaip jūs sakot, atrodo pakankamai rimtai, pakankamai solidus jubiliejus, bet kadangi aš nelabai kreipiu dėmesio nei į grupės gimtadienius, nei į savo gimtadienius, tai kažkaip nesureikšminu, tiesą sakant. No, bet vis tiek, smagu, kad grupė vien jau tas, kad tiek metų gyvuoja ir dabar aš truputėlį norėčiau visų pirma paklausti apie tą pačią pradžią. Dar pamenat gerai, kaip ten viskas prasidėjo, nes tikrai laiko tai nutekėjo daug. Puikiai atsimenu ir galbūt dėl to tie 30 metų ir neatrodo labai daug. Atsimenu tai, kai lyg tai būtų vakar. Vat, o atsimenu ko puikiausia, atsimenu mūsų nuotaikos, atsimenu apie ką mes galvojam ir tai yra nuostabiai žavu. Taip, kaip mes tada mąstėm ir aš manau, kad viskas vyko labai labai teisingai. Mes turėjom labai labai daug noro, mes turėjom labai labai daug energijos, mes turėjom labai daug naivumo, kuris mano manimu labai mums padėjo ir apskritai padeda jauniems ir ne tik jauniems kažką tai pasiekti, nes kai tu esi naivus, tu nežinai, kaip viskas funkcionuoja, tu nežinai taisyklių. Ir kai tu laužai tas taisyklės, tu darai tiesiog, kaip tau atrodo teisingai ir tu esi drąsus. Ir tuomet tu iš tikrųjų gali nuversti kalnus. Aš manau, kad neturint to naivumo, tai yra gan sudėtinga nuversti kalnus. Galbūt tas ir laikotarpis toks buvo 96, ar ne metai? 95. Ja. Kai iš tikrųjų buvo tos laisvės daug kurti, ar ne? Tada aš pamenu, pats buvau paauglys ir sužinojau apie Biplanus iš vienos radijo stoties. Tokia buvo laisvoji banga. O taip. Taip, atsimenu. Ir būtent tada prasidėjo ir audio kasečių toks bumas, leidimas, leidybinės firmos visos, ar ne? Ir Biplanai tikrai buvo viena iš tų labai labai tuo metu gerų grupių, populiarių grupių, o tų grupių nebuvo tiek jau labai daug, kiek kad yra dabar, ar ne? Pasirinkimas buvo tikrai mažesnis. Ir kaip viskas vyko, ta pradžia dar papasakokit, man vis tiek kažkaip įdomu, kaip viskas prasidėjo, kaip susibūrėt, kaip pradėjot ir taip toliau. Iš tiesų taip, tai buvo galbūt mažiau grupių ir mes ir eilė grupių, kurios atsirado tuo metu, tai ir mes, Lemon Joy, tie patys Merlynai, mes buvom tarsi tokia antroji laisvosios Lietuvos muzikos banga, nes pirmoji banga tai vis tiek buvo Foje, Biksai, Andis, išsilaisvinę pankai, ten už tėvynę grupės, metalo grupės, ten SBS, tie patys Volis. O mes buvom jau antroji banga ir mes buvom tarsi, mes jau, kaip aš vadinu, mes jau buvom tokia labiau MTV karta, nes mes jau gavom nemažai informacijos iš MTV, mums jau buvo pasiekiami tie muzikos kanalai MTV ar Viva, kur mes galėjom pasisemti ir suprasti, kas vyksta dabar šiuo metu, šiandieną pasaulyje, Europoje, kas dabar yra ant bangos, kas dabar yra kietai. Ir mes galėjom lygiautis būtent į tuos dalykus. Ir galbūt grupių buvo ne tiek daug, kiek dabar. Laisvė kurti, iš vienos pusės be jokios abejonės, ir laisvė ir noras kurti buvo jų labai labai daug. Iš kitos pusės galimybių, vėlgi mes vis dar tempiam paskui save tokį palikimą iš Tarybų Sąjungos, nes nebuvo gerų instrumentų, nebuvo geros aparatūros ir, iš tikrųjų, techninės galimybės tai buvo pakankamai sudėtingos.
Tai vat ir buvo ieškoma tų įvairių būdų, ar ne? Vat būtent. O jo, taip. Tikrai taip. Jeigu tu turėdavai kokią nors gitarą, tarkim, iš rytų Europos gamybos, kokią čekoslovakišką arba rytų Vokietijos gamybos, tai praktiškai tai jau buvo neblogas instrumentas. Jeigu tu turėjai kokią nors Fenderio kopiją, tai čia jau buvo labai geras instrumentas ir labai brangus instrumentas. Vat, ir tos pačios studijos, aš dabar labai džiaugiuosi, kad realiai dabar tą techninę prasme laisvę kurti jaunimas turi kur kas daugiau. Tu gali įsirašyti dainą sėdint savo namuose ir tiesiog įsirengtis garso. Taip, bet aš turėjau omeny, ieškodamas kažkokių atradimų, kad ir mes, pavyzdžiui, radijo aš pats dirbau 97-8 metais ir grodavom iš tų pačių kompaktinių diskų, iš audio kasečių, kurdavom, darydavom iš tikrųjų, kaip mokėjom. Tas toks, dabar aišku, kad viskas paprasčiau, ir viskas aišku, kad kitaip, bet tada tas laikotarpis, sakyčiau, vis tiek buvo savotiškai įdomus. Tai galbūt aš apie tai, apie ką aš kalbu, turėdami daug naivumo, daug drąsos ir daug entuziazmo, mes galėjom pasiekti iš tikrųjų labai daug ir nuversti kalnus. Taip, tai toks tikrai įdomus laikotarpis ir jeigu aš gerai pamenu ir neklystu, albumas Braškės jūsų buvo jau ir kompaktinėme diske, ar ne? O taip, tai buvo didžiulė šventė mums. Ne kiekvienas tuo metu galėjo išleisti, turėjo galimybę iš tikrųjų kompaktinį diską. Išleisti CD, reiškia, tavo muzika jau verta būti išleista CD formatu. Taip. O tas albumas buvo pirmas, ar aš dabar galvoju? Vienas iš pirmųjų, ne? Tai yra antras albumas. Pirmas albumas buvo Banzai, 96 metais įrašytas, 97 išleistas. Ir Braškės buvo antras albumas, jau lietuvių kalba, jau įrašytas tikrai labai labai geroj studijai. Tuo metu tai buvo geriausia studija Baltijos šalyse. Ant vieno radijos stoties, ant vieno įrašų studija. Ir mes ten praleidom labai daug valandų. Kodėl valandų? Todėl, kad tada skaičiavo valandom studijos darbą. Čia net taip kaip dabar, kad tu vidury nakties gali atsibusti, tau nušvietimas ir kažką tai rašyti. Ne, ten tu ateidavai ir dirbai valandomis, nes buvo valandos kaina. Ir tai buvo jau labai rimtas įrašas ir, kiek turbūt spėti, kad labai nebloga ir muzikinė medžiaga vis tik tai. Taip, tai tas albumas tikrai buvo, atsimenu, milžiniško populiarumo susilaukė ir ta pati daina Labas rytas ir dar daug buvo visokiausių ten dainų, gerai žinomų, būtent tuo metu ir dabar, ko gero, tikrai daugeliui nepamirštamos tos senos biplanų dainos. Aš bent jau atsimenu vieną tokią dainą, buvo daina jau kiek vėliau, Telefonas irgi. Dabar aš galvoju, gal net iš to ne iš to pačio albumo, ar ne? Čia sekantis albumas. Ir dar buvo tokia audio kasetė singlas, ten išleistas buvo, atsimenu, Telefonas buvo ir Šypsenos. Jo. Ir keletas versijų. Taip. Tai man dabar taip įdomu pasidarė, aš atsimenu tą dainą Telefonas, kurią ir pats dar grojau radijų ir labai būdavo taip smalsu, kieno ten tas telefono numeris ir netgi pamenu labai labai geras radijo laidų vedėjas, dėja labai gaila, kad jo nebėra, amžinatilis Aurimas Dautartas. Bandė netgi paskambinti tuo telefono numeriu, bet nei karto jam nepavyko. Tai ten, kaip ten buvo su ta daina, ta istorija, ar tiesiog buvo atsitiktinai sugalvotas tas 371110 berods? Jo. 371110, tiesą sakant, čia yra visiškai išgalvotas telefonas. Ir be jokios abejonės, kai aš sugalvojau tą priedainį 371110, vėlgi, mes čia dabar biški tokie kaip seni bambekliai. Bandom prisiminti tuos laikus. Tai vis dėlto jubiliejus, tai atkapstom truputėlį. Jo. Tai buvo tie laikai, kai mobilus telefonas tai vėlgi buvo prabanga, o visi naudojosi tais stacionariais telefonais. Ir aš tiesiog žinojau, kad Vilniuje to telefono 371110 tikrai nėra tokio numerio. 37 pirmų skaičių Vilniuje nebuvo. Ir aš kažkaip nepagalvojau ir aš drąsiai tiesiog paleidau tos skaičius, paleidau tą priedainį gyventi. Bet kiek aš žinau, nežinau, ar tai yra tiesa ar netiesa, lyg tai toksai telefonas egzistavo Šiauliuose.
Bet čia vėlgi, čia tokių gandų nuotrupos yra pas mane. Man atrodo, kad ne į vieną miestą bandė, bet nepavyko Aurimui niekaip tada. Gali būt. Jo, aš atsimenu tą laikotarpį, tikrai toks, sakau, įdomus laikas. Dabar grupė Biplan, aš galvoju, kiek aš pamenu, nebuvot jūs dingi, ar ne, kad kai būna kitos grupės, kai išsiskiria kažkiek, vėl susibėga. Aš kiek atsimenu, Biplanai visada buvo, ar aš klystu? Tikrai visiškai teisus esat. Biplan grupė, kai pradėjo savo egzistavimą 95 metais, taip ir tęsė iki šiol. Ir kiek tas tęsis, vien tik tai Dievas žino. Nebuvo tokio momento, kad mes išsiskirtumėm, nebuvo tokio momento, kad mes sustabdytumėm savo veiklą, ne, mes visą laiką buvom veiksme, mes visą laiką koncertavom, kartais mažiau, kartais daugiau, kartais tai buvo tokios kūrybinės pauzės, kur tiesiog galbūt kūryboje buvo kažkokių sustojimų, bet tai yra visiškai natūralūs dalykai, kai tau reikia persikraut ir kažkaip tai pradėti naują kūrybą, bet tai nereiškia, kad grupės veikla buvo sustabdyta. Ne, mes visą laiką turėjom savo studiją, mes visą laiką rinkdavomės, visą laiką bendravom, visą laiką ieškojom koncertų, visą laiką ieškojom kažkokių priemonių pasireikšti, sudainuoti, pakoncertuoti ar kažką naują sukurti. Tai praktiškai nebuvo nei vieno momento, nei minutės, kad grupės Biplan nebūtų. O kiek albumų yra išleista Biplanų? Oi, šitas klausimas visada nuveda mane į aklavietę. Nežinau. Sunku net pasakyti, ar ne, per tiek metų? Niekad neskaičiavau, žinau, kad yra žmonių, kurie skaičiavo, tai čia mūsų vadybininkas mėgsta labai statistiką, tai jisai žino, nes albumai buvo išleisti ir lietuvių kalba, buvo albumų išleistų ir ukrainiečių kalba, buvo releizų skaitmeninių jau vėliau, tai suskaičiuot faktiškai, kiek yra albumų išleistų, nežinau. Jo, čia, ko gero, kaip sakot, sunku ir pasakyti per tiek metų, kiek ten buvo išleista. Aš pats turėjau tikrai ne vieną ir dabar turiu, bet kiek skaičiaus irgi negalėčiau pasakyti ir tą singlą netgi prisiminiau dar. Palikim tą reikalą statistikai ir Wikipedijai. Gerai, žinoma. Taip, dabar yra pasirodęs naujausias albumas, ar ne? Jeigu grįžtant jau dabar į šitą laikmetį, į dabartį, kad nebūti jau tais labai senais tais bumbekliais, kaip sakėm, jo. Tai šis albumas kokiais formatais yra išleistas? Ar internete platformose, kaip dabar madinga, ar jį galima dar ir vinilę, ar kompaktinę diske? Be abejo, šitas albumas yra išleistas, yra skaitmeninis releizas ir be abejo išleistas vinilas. Ir išleistas ir CD formatu, bet tas CD formatas labiau galbūt jisai atlieka šiuo metu. Aš manau, kad labai daug muzikantų su manim sutiktų, kad CD formatas atlieka tokio atviruko funkciją. Tai yra tiesiog, tu žinai, kad ten yra albumas, tu žinai, kad čia gali pasirašyti atlikėjas, jeigu tau pasiseks sutikti po koncerto, bet šiaip iš CD turbūt nelabai kas ir klauso dabar muzikos. Bet vinilas yra išleistas ir vinilas netgi išleistas yra du tiražai. Vienas tiražas yra įprastas vinilas juodas, kitas vinilas yra rožinės spalvos. Ir jisai yra toksai labiau kolekcinis, nes jeigu aš neklystu, ar 100 vinilų, ar 99 vinilai rožiniai yra. Tai tokiais formatais viskas yra ir išleista. Aš manau, kad vinilas yra pats puikiausias formatas dabar albumui. Taip, vinilas dabar tikrai ant bangos. Pats šiaip turiu kompaktinių diskų grotuvą ir kažkaip aš tai apsistojęs ties kompaktinių diskų, gal būsiu iš to nepopuliarių mažumos, bet man patinka visai. Dar tenka pasiklausyti, ar ne? Tenka, turiu gerą grotuvą iš tikrųjų, tai tenka kartais užsidėti ir prisiminti iš tikrųjų. Tai puiku. Dabar, kalbant apie jubiliejų, vyksta turbūt ir koncertai, ar ne, ką žmonės, kur galėtų aplankyti, galbūt ką daugiau sužinoti apie jūsų būtent jubiliejų, ką galėtumėt papasakoti? Tai papasakoti apie jubiliejų tik tai tą galiu, kad dabar vyksta labai daug nematomo darbo, mes ir dabar pašnekėsim, aš atsėsiu ant dviračio ir išvažiuosiu iš tos gražios vietos, kur dabar sėdžiu, ir gražiuosiu Vilnium. Ir važiuosiu tiesiai į studiją, kur mes repetuosim ir ruošimės būtent jubiliejiniam koncertui, kur dar patys ne viską žinom, kas bus, bet prigalvojam labai daug visokiausių įdomybių. Ir tos įdomybės bus ne tik klausytojams, bet ir mums pirmoje eilėje. Mes patys nežinom, kaip mums viską pavyks atlikti, padaryti ir kas bus. Bet kad bus įdomu, tai yra 100%.
Tai dabar iš tiesų jau tiek ir beliko, mažiau nei 3 savaitės, 2 savaitės su uodega iki to mūsų jubiliejinio koncerto. Ir pasiruošimai vyksta iš tikrųjų kiekvieną dieną. Mes repetuojam, mes kūrėm, mes kažką galvojam, tos mintis pas mus keičiasi, idėjos atsiranda ir aš nežinau, ką mes sugalvosim šiandien repeticijoje. Galbūt kažką tai sugalvosim rytoj. Žodžiu, darbas vyksta. Žodžiu, dar yra tokių, kaip sakoma, ir nežinomų dalykų, ar ne, kas dar galėtų būti ir galbūt šiek tiek paslapties visiems, ar ne? O taip. Na, paslapčių nėra, tiesiog mes fiziškai negalim papasakoti, kadangi patys dar nežinom, kaip viskas pavyks, kaip viskas vyks. Nu, labai gerai. Bus nemažai muzikinių svečių, bus nemažai netikėtų dainų. Ir patys pasitengsim, ir vizualinių sprendimų bus labai įdomių. Žodžiu, ateikit ir ką čia pasakot. Geriau vieną kartą pažiūrėti, negu 100 kartą papasakot. Taip, ir kaip sakoma, intrigos truputėlį, dar tos nežinomybės irgi labai gerai truputį išlaikyti. Viską, manau, tikrai jau dabar, kaip sakoma, šiuo laiku galima rasti ir socialiniuose tinkluose ir daugiau visko bus galima sužinoti, ar ne? Jo labiau, kad dabar mes padarėm tokį kalendorių Biplanų, 30 dienų iki koncerto mes jį pradėjom ir kiekvieną dieną skelbiam vis kažkokią tai archyvinę žinutę ir papasakojam trumpai apie tai, kas vyko kažkada. Tai ten yra ir nuotraukų senų, ir senesnių, ir nelabai senų. Žodžiu, 30 metų, 30 dienų. Ir vat, mes kiekvieną dieną kažko vos pamaitinam tos žmonės, kurie domisi mūsų muziką. O tai koncertas vyks Vilniuje pagrindinis, ar ne? Ar ir kitur kažkur galima bus jau su laiku jūs išvysti? Pagrindinis koncertas vyks dabar ir visos mintis yra apie koncertą, kuris vyks Kompensui balandžio 11 dieną Vilniuje. Ir aš dar kartą labai kviečiu visus klausytojus, ateikit, iš tiesų geriau vieną kartą pamatyti, o geriausia dovana, banalybė, bet geriausia dovana artistams, muzikantams, atlikėjams yra žmonės salėje. Ir mes labai apsidžiaugsim, jeigu jūs ateisit ir jeigu jūs bus labai daug, tai mes apsidžiaugsim dar labiau. Puiku, taigi ir iš kitų miestų, manau, gali atvykti žmonės, iš tikrųjų, Lietuva nedidelė. Tikrai taip, manyčiau. O iš tos programos, kurią mes ruošiam Kompensai, nežinau dar kas išaugs, aš manau, kad tikrai idėjų yra nemažai ir aš manau, kad tos idėjos tikrai atsispindės mūsų koncertuose, kurie vyks vėliau. Galbūt tai bus dar atskiras kažkoks tai ciklas koncertų. Kas gali žinoti? Dabar visos mintis yra apie balandžio 11 Kompensą. Supratau. Taip, tai dabar paskutinis toks dalykas, ko norėčiau paprašyti, kaip tik šią savaitę mes pradedame groti jūsų naujausią radio singlą, Nepamiršk manęs, gal apie jį šiek tiek galėtumėt papasakoti? O taip, čia aš galėčiau pasakoti labai ilgai, mes neturim turbūt tiek turi laiko. Bet daina yra, ko gero, paskutinis singlas iš šio mūsų albumo, viskas kaip patinka tau. Toliau jau viskas, mes jau uždarysim tą albumą ir tegul jisai gyvena savo gyvenimą ir dainos gyvena savo gyvenimą ir mes jau pradėsim kažką tai galvoti apie kitą albumą, apie kitas dainas. Bet šita daina yra tokia kaip ir klipas jos yra labai įdomus, kas nematėt, labai kviečiam pažiūrėti ir jo istorija yra tokia įdomi, to filmavimo klipo, nors jis atrodo labai paprastas. Bet, nežinau, daina kaip visada yra su žinutė. Paslėpta, nepaslėpta, kažkam tai šita žinutė yra ant delno, kažkam reikia pasikapstyti ir suprasti, ką mes norim pasakyti savo klausytojams. Įdomi, graži, švelni daina, švelnus, labai toksai kinematografiškas klipas. Kviečiu pasiklausyti, pasižiūrėti. Taigi, kaip sakoma, ką čia daug labai pasakoti, muzikos reikia klausytis ir įvertinti, ar ne? Ko gero taip, bet labai smagu, kad šiek tiek papasakojot apie šitą dainą, bent jau ir galima dabar jau paspausti mygtuką ir pagroti ją per tavo balsą. Tikrai taip, tai gero klausimo. Ačiū, Maksai, labai visiems jūsų komandos nariams, visai grupiai linkėjimai ir gerų koncertų, daug gerbėjų ir gero jubiliejaus. Ačiū Jums labai, iki susitikimo gimtadienį ir gražaus pavasario visiems. Iki. Naujiena.
šviesa aš ir tu. Mes virš debesų, nieks nepamatys, nieks nepastebės. Mes čia tik dviese, o kai viskas pasibaigs, tavęs aš paprašysiu. Tik nepamiršk manęs, nepamiršk manęs. Ir savo širdyje prašau palik man vietos. Tik nepamiršk manęs, nepamiršk manęs. Ir savo širdyje prašau palik man vietos. Nepamiršk manęs ir savo širdyje prašau palik.